Labas, aš Anastasija. Gimiau ir užaugau nedidelėme Lietuvos miestelėje Mažeikiai. Pabaigus mokyklą persikraučiau studijuoti į Vilnių, tad pagal išsilavinimą esu ekonomistė. Tačiau mano aistra sportui nuvedė mane kitų kelių. Jau daugiau nei 10 metų padedu moterims iš viso pasaulio sulieknėti, pagerinti sveikatą, atrasti meilę savo ir labiau pasitikėti savimi. Taip pat esu ir trenerė, užbaigiau VDU ir įgijau diplomą. Darau tai iš visos širdies, todėl mano klienčių rezultatai kalba patys už save. Esu taip pat mama ir žmona. Mes visą šeimą gyvename Amerikoje, Los Andžele. Būtent sporto dėka keliaujame po visą pasaulį ir džiaugiamės gyvenimu. Būti sveikai, stipriai ir mylėti save – tai naujasis turtas. Pavyko tai pasiekti man pačiai, pavyksta mano klientėms, pavyks ir jums. Esu pasiryžusi tau padėti, brangioji. Šis maratonas kitoks nei kiti. Gyvenimas tai nėra vien štangos, hanteliai ir vištienos krūtinėlė. Sportas tai tik nedidelė gyvenimo dalis, tačiau būtent jo dėka jūs galite būti laisvos, sveikos ir pažinti šį pasaulį be ribojimų. Pirmas mūsų sustojimas įvadiniai treniruotei Newport Beach. Šis miestas vadinamas Pietų Kalifornijos senų pinigų sostinė. Itin rami vieta, niekas niekur neskuba, jokių kamščių, konfliktų ar kriminalo. Viskas tarsi iš 80-ųjų Holivudo filmų. Pats miestas mums nėra įdomus, tad mes pravažiuojame kelias mylias ir atsidurime gražiausiame pasaulyje paplūdimyje – Corona del Mar arba lietuviškai Jūros karūna. Ne veltui ši vieta turi tokį pavadinimą. Jūs tik pasigrožėkite šio paplūdimiu. Wow! Persikelkime kartu su jumis į Corona del Mar. Labas, mano mergaitės. Na ką, štai atėjo ta didžioji diena. Mes pradedam šiandien su jumis mūsų lieknėjimo iššūkį. Aš be galo džiaugiuosi, kad jūs prisijungėt, kad jūs priėmėt šį sprendimą dėl savęs, nes jūs norite mylėti save, nes jūs norite būti gražios, nes jūs norite jausti savo kūne saugiai. Ir aš be galo džiaugiuosi, kad mes kartu su jumis pradedam ir žengiam šį žingsnį. Sveikinu jūs! Mergaitės, kas mane mato pirmą kartą, aš esu Anastasija Zizas, mano patirtis dirbant su merginomis yra jau virš 10 metų, mano klientės yra pasiekusios nuostabių rezultatų be alinančių dietų ir jos nepraleidžia sporto salėje valandas, jos sportuoja su manimi namų sąlygom. Ir aš jums parodysiu, kaip galima sportuoti namų sąlygom, treniruotės nėra nuobodžios, jos yra trumpos, bet labai efektyvios. Mergaitės, ačiū! Dar kartelį, kad jūs esate čia. Mes su jumis pradedam. Keliaujam į mano pirmą treniruotę. Mes šiandien su jumis atliksime preso treniruotę. Mes darysime su jumis 3 pratimus, darysime juos iš eilės. Kiekvieno pratimo po 10 pakartojimų. Treniruotė bus ratu. Atliekam visus 3 pratimukus, tada turim poilsį. Po poilsio vėl kartojame. Mes darysim kelis ratus, tai pradžioje parodau, kokie tai yra pratimai skirti būtent pilvo presui. Ir tada mes su jumis pradėsime mūsų treniruotę. Mergaitės, pirmas mūsų pratimas. Gulamės mes ant kilimėlio. Ištiesiam kojytės. Ir piešiam aštuntuką. Mes imituojam aštuoneto piešimą. Kojas kartu ir piešiam didelį aštuntuką. 5 kartus į vieną pusę. Ir tada 5 kartus į kitą pusę. Rankos yra padėtos po užpakaliuku, kad nuimti apkrovą nuo mūsų nugaros apačios. Tai bus mūsų pirmas pratimukas. Prašau, pabandykit jį atlikti kartu dabar su manimi. Pažiūrėkit, ar jums tikrai viskas pavyksta, viskas gaunasi. 5 kartus į vieną pusę darysim ir 5 kartus į kitą pusę. Po šio pratimo, mergaitės, mes su jumis darome sekantį. Bandome rankomis pasiekti kojų pirštukų. Mentės šiek tiek pakeliam nuo kilimėlio. Presas suspaustas, įtrauktas. Ir mes rankomis siekiame kojų pirštų. 10 pakartojimų atliekam.
Vienas pakartojimas skaitosi, kai mes prisilietėm prie vienos ir prie kitos kojos. Tai yra vienas pakartojimas. Toliau, po šio pratimo sekantis, vėl rankytės padedam po užpakaliuko. Kojos pas mus yra šiek tiek sukryžiuotos, sulenktos ir mes iškeliam su jumis kojas į viršų. Nuleidžiam, ištesiam, iškeliam į viršų. 10 pakartojimų mergaitės darome. Up. Up. Pabandykit, prašau. Tai šitus visus pratimus mes atlikinėsime su jumis iš eilės, be poilsio. Atlikus visus pratimus, tik tada turim poilsį. Mergaitės, ar jūs pasiruošusios judėti į mūsų pirmą ratuką? Aš tikiuosi, kad taip. Mes atvažiavom į specialią beproto gražią vietą filmuoti jums šitas visas treniruotės. Jūs eigoje pamatysit daug gražių vietų. Mes stengiamės padaryti treniruotės labai skirtingas ir gražiose vietose, nes aš noriu įkvėpti jūs ir pasidalinti su jumis grožiais, kuriuos aš matau. Mane tai motyvuoja ir aš tikiu, kad tai motyvuos jūs. Gerai, mergaitės, mes važiuojam. Mūsų pirmas pratimas. 8, važiuojam. Ir taip. 1. 2, 3, 4, 5, kita pusė, 1, 2, 3, 4, 5. Gerai. Dabar kojos prie savęs sulenktos, pakeliam mentės nuo pagrindo ir į šonus. 1. Presas įtemptas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Ir dabar kojytės. Sukryžiuojam šiek tiek ir keliam į viršų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Šaunuolės, mes turime su jumis poilsį. Merginos, jūs žengėt šitą žingsnį, jūs norit pokyčių. Jeigu jūs jau tai padarėt, jeigu yra padarytas tas pirmas žingsnis, kurį iš tikrųjų yra visada sunkiausia padaryti. Sunkiausia. Tai aš jūs sveikinu, tai jau yra maža pergalė prieš savo kažkokį tai tinginį, prieš savo atsikalbinėjimus, prieš visus šitus dalykus, nereikšmingus iš tikrųjų gyvenime. Kai mes priimam sprendimą, žengiam pirmą žingsnį, tai jau yra maža pergalė ir aš jūs sveikinu, jūs ją turite. Reikia mokėti džiaugtis smulkiom pergalėm. Prie didelių pergalių visada yra ilgas kelias, bet kai mes nusistatom kažkokius mažesnius tikslus ir pasiekėm jų, mes jaučiamės visiškai kitaip. Mes jaučiam pakilimą, mes jaučiam daugiau motyvacijos. Gerai, mergaitės, mes judam su jumis mūsų antras ratukas. Ir taip, važiuojam, piešiam 8. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pusė. 1, 2, 3, 4, 5. Šaunuolės. Taip. Dabar į šoniukus varom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, iškart kryžiuojam kojytes ir keliam į viršų.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės mergaitės, poilsis. Jeigu jaučiat tempimą pilvo prese, tai ištemiam kojytes ir rankas, priešingas pusės ir ištempiam mūsų kūną. Ištempiam, prajaučiam, kaip ištempiam presą. Rankomis tempiamės į vieną pusę, kojomis į kitą. Gerai, gerai. Šaunuolės. Atsigeriam vandens. Aš pamiršau vandenį ir tai yra iš tikrųjų labai blogai. Mūsų beje rezultatams yra labai svarbu gerti pakankamą kiekį vandens, nes, kaip žinia, mes esam sudarytos iš labai didelio vandens kiekio ir mūsų organizmui reikia daug vandens tam, kad jis tinkamai veiktų. Tai mergaitės, jeigu jūs išbandėt visas, nežinau, ten dietas, kokius sportus ir jums nejuda rezultatai, susimastykite apie tai, pagalvokite, ar jūs pakankamai iš tikrųjų geriat vandens. Tai 2 litrai į dieną būtinai, mergaitės, būtinai. Ir aš kalbu ne apie arbatą, kavą ar dar kažką, aš kalbu būtent apie vandenį. Taip, mergaitės, važiuojam mūsų 3 ratukas. Ir taip, važiuojam, 8 piešiam. 1, 2, 3, 4, didelė, 5 ir į kitą pusę, šaunuolės, 1, 2, 3, 4, 5, šaunuolės. Taip, prie šonų važiuojam, pakeliam mentės, važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, rankytės po užpakaliukus, sukryžiuojam ir keliam į viršų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolė. Poilsis, mergaitės. Aš žinau, presas turėtų degti. Man presas dega. Ir pažiūrėkit, nereikia jokios sporto salės. Tu viską darai ten, kur tu gali. Tiesiog patiestas kilimėlis. Jeigu neturit kilimėlio, tai galima viską tiesiog daryti ant grindų. Belenkada įjungia treniruotę, belenkokioj vietoj, belenkokiom sąlygom. Ir viskas, ir sportuojat. Nereikia nei sportinių rūbų, nei kilimėlio, nei kažkokios papildomos sportinės įrangos. Viskas yra labai paprasta, jokių atsikalbinėjimų. Ir šaunuolės, kad jūs tai darote, kartu su manimi dabar sportuojate. Mergaitės, kvieskit savo draugės sportuoti, kvieskit savo artimuosius sportuoti. Nes sveika gyvensena tai yra kelias į laimingą gyvenimą, mergaitės. Varom, 4 mūsų ratukas, važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, kita pusė, 1, 2, 3, 4, 5. Gerai. Važiuojam. Tempiam. Įtemptas presas. Įtemptas, suspaustas. Važiuojam. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Kojas po užpakaliuką, rankos po užpakaliuką mergaitės. Ištiesiam kojytės, sukryžiuojam ir keliam į viršų. Papa, šaunuolės. Žinau, kad sudėtingas, bet jūs šaunuolės darot. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Kaip dega mergaitės, labai dega. Labai gerai. Mergaitės, aš nežinau, man sportas tiek davė daug gyvenime. Ten, kur aš esu dabar, tai yra viskas padaryta sporto dėka, sveikos gyvensenos dėka, nes sportas ir sveika gyvensena tai yra ne tik tai apie rezultatus grožio sferoje, pasakykim taip, ne, tai nėra tik tai apie kažkokį grožį, pasiekimus, tai nėra tik tai apie gerą savijautą, tai yra apie mąstymą. Mąstymas keičiasi, kai yra kažkokia tai disciplina, kai yra tikslai, mąstymas tavo keičiasi. Kai diena iš dienos tu tai darai, bandai, pasieki kažkokių minimalių rezultatų, atlieki minimalius žingsnius, viskas keičiasi, tavo mąstymas keičiasi, akiratis prasiplečia. Važiuojam, mergaitės, paskutinis mūsų ratukas, paskutinis priėjimas, paskutiniai 3 pratimai po 10 pakartojimų. Važiuojam. Ir taip, 8, piešiam. 1, 2, 3, 4, 5, šaunuolės. Ir į kitą pusę. 1, 2, 3, 4, 5. Gerai. Į šonus važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Ir keliam kojas į viršų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mergaitės, šaunuolės, sveikinu. Jūs tai padarėt. Viskas, pirma treniruotė. Jūs padirbėjote su savimi, su savo kūnu, dėl geresnės savijautos, dėl meilės savo, dėl gražesnio savo kūno, dėl savo rezultatų. Aš labai noriu, kad jūs pajaustumės, kad kaip sportas gali pakeisti jūs, kaip jūs galit emociškai jaustis visiškai kitaip savame kūne. Mano tikslas yra, kad jūs prisimintumėt, kokios jūs buvote 18-20 metų. Aš žinau, kad mes gyvenime rutinai užsisukam ir pamirštam apie tai, kokios mes buvom jaunos, kiek mes daug svajojom ir kiek daug norėjom pasiekti šitame gyvenime, kaip mes norėjom atrodyti, kaip mes galvosim, kad atrodysim. Tai mergaitės, prisiminkit, kad jūs tai galit padaryti. 15-20 minučių dieną su manimi ir jūs turit nuostabius rezultatus. Ačiū, kad buvot su manimi ir mes su jumis susitinkam rytoj. Maža pergalė padaryta, antras žingsnis jūsų laukia rytoj. Iki. Ačiū, kad buvot su manim.